Donatai, per rungtynes. Ką čia pasakys, svarbu laimėjom pirmos varžybos. Vis tiek treneris daugiau eksperimentavo, keitė daugiau žaidėjus, išbandė visus. Manau, svarbu, kad laimėjom. Bet šiandieną prametei pirmosius 3 baudos metimus, atrodai labai dėl to nepatenkintas. Kodėl taip nepavyko pataikyti pradžioje? Nes pats nepataikė. Sutrumpinau metimą ir nepataikė, dėl to nebuvo taip, kad išmečiau gerą metimą ir išmečiau. Kai paleidau kamuolį, žinau, kad nemės. Ir žinau, dėl to. Vienaip ir kitaip šiandieną buvai rezultatyviausias komandos krepšininkas. Kiek komanda stengiasi rungtyniauti, pro tave buvo tokie uždaviniai ir tiesiog kaip gavosi, kaip gavosi? Ne, jokių uždavinių nebuvo. Tiesiog žaidėm, taip išėjo. Aš per daug dar nesireikšminu, šis pirmos varžybos draugiškos, tai, kaip sakant, žingsnis į priekį kiekvieną dieną. Ar pats savo pasirodymus žaidimą esi patenkintas, ar kažko trūko? Pramečiau nemažai metimų, tai yra kur tobulėti. O tas prametimai galbūt dėl nuovargio, dėl jaudulio, ar dėl kažkokių tokių priežasčių? Nu, nežinau realiai. Nežinau, būna kartais įkrenta, kartais įkrenta kamuolys. Yra kaip yra. Treniruotės reikia taisyti. Donatai, daugiausia laiko aikštelėje praleidai su Robertu Jevtovu. Čia dėl to, kad treniruotėse radas geriausia tą kalbą su žaidėjais? Ne, matot, Jevtokas dvigubai stipresnis už mane, tai jisai prisaugo mane, sakė treneris, kad nesulaužyk ir manęs. Kaip apsauginį pastatė prie manęs. Ne, iš tikrųjų tai nežinau. Taip treneris sužiūrėjo, suvadovavo, taip išėjo. Nežinau, sakau, čia vyko bandymai, matėt patys visi žaidė, rotavo pastoviai. Tai... Toks įspūdis, kad rinktinė bet kada gali bet kuri žaidėjas patempti į priekį, lygiavertės sudėtis. Ar vis tik tie lyderiai išryškės, gal kai bus rimtesni varžovai, ar ir išliks toks braižas, kad didelė rotacija? Nu, duok dievę, kad bus taip, kad bet kas bet kuriuo momentu gali šauti, nes tada mes žymiai pavojingesni būsim kaip komanda. Reikės visus 5 dengti, o ne vieną žmogų. Donat, ar pačiam dar reikia pagalvoti po NBA prieš dedant žingsnį, kad nebūtų žingsnių, ten buvo, matėm vienam epizodui. Įsibėgėjau, biškai pritrūko į krepšio, dadėjau vieną. Apskritai, rytoj su belgais teks žaisti dar kartą. Belgijos rinktinės priekinė linija yra užtektinai geras testas? Kaip pirmas testas, manau tikrai taip. Vis tiek pirmos varžybos. Reikia nuo kažko pradėti ir manau, kad tikrai jie yra gera komanda, jie žais Europos čempionate, tai tikrai manau, kad tai yra geras ir parankus minužuotas pirmom varžybom. Jeigu neklystu daugiausiai minučių rinktinės karjero, ar jauti didesnį pasitikėjimą, nei, sakykime, prie Kemzūros? Mato dar daugiau žinot negu aš. Gal galite pasižaudyti apie pačią areną, vis dėlto, kadangi čia buvo krikštas. Labai soliukai ir tai blema, kaip įsibėgėjau, tai bijau, kad neišbėgčiau į tribūnas. Tai va biškai, bet šiaip tai labai smagu žaisti naujo areną, visada smagu atidaryti tokias arenas ir tikrai noriu palinkėti, kad kuo daugiau tokių arenų Lietuvoje. Man trūko tokia skambesnio palaikymo žiūrovų? Pirmos varžybos, dar gal ne visus skanduotės išmokau. Pasakyk, gal labai noriu su Valančiūnu sužaisti, ar netrūko krikštui ant jo aikštelės? Nu tai matot, aš sakau, čia neaišku, gal dar, kai kovo varžybos ateis, gal išmes mane, tai dar gal neteks sužaisti, nu, nieks nežino čia. Pasakyti kaip pošta, nelabai pats tikėjai. Kodėl? Čia niekada nežinai. Vieną dieną tai vieną dieną kitaip. Krepšinis yra, kamuolys apvalus. Ką klausai prieš varžybas? Muziką. Paškevičių. Viską klausau, įvairią muziką. Nėra taip, kad užsiciklinčiau ant vienos. Ačiū. Ačiū.